Labą vakarą, Zigmai. Labas vakaras. Na, kaip ten jūsų sveikatėlė? Dėkui, aiškėja. Aiškėja kas? Aiškėja. Būtina reabilitacija ir būtina dar viena chirurginė sudėtinga operacija. Tai laukiu, kas čia pirmiau, kokia seka. Tai nieko čia, tokia kasdienybė ligoninės. Aišku, matėt, žmonės jūs remia, siunčia jūs pinigėlius. Nemačiau, nes be interneto sėdžiu. Tai jūs pamatysite turbūt, reiškia, pamatysite iš mano sąrašo, kurį aš persiunčiau jums į kompiuterį, žmonių vardus ir pavardės ir sumas, kur suaukoju. Šiaip viešumoje aš juos uždengiau, kad nebūtų problemų žmonėms mūsų demokratiškoje valstybėje. Taip. Tai gerai, jeigu galima, pereikim nuo sveikatos klausimų prie valstybinių reikalų. Kaip jūs vertinat rinkimų eigą? Eiga dar nesibaigė, bet rezultatais aš nedrįsčiau pavadinti tai, nes čia iš vis dabar nebeaišku, kas yra. Jeigu suprantu, kad švediškas uabas ar su kažkokiam šaknim skaičiuoja mūsų rinkėjų balsus ir duomenis, kas nori, tas prieina, kas ką nori, reiškia, tas tą daro. Tai čia yra nerinkimai, tai yra... Palauk, Zigmai, taigi, Vaigauskas nekaltas. Vaigauskas nekaltas, jisai pasisamdė firmą, kuri turėjo viską padaryti gerai, bet, kaip visuomet padarė labai blogai, tai kas čia naujo? Palauk. Firma yra firma, o valstybinė institucija yra valstybinė institucija. VRK įstatymo leidėjo įgaliota daryti rinkimus ir jie atsako už viską. Ir jokių čia balsus skaičiuoja tam ir žmonėm atlyginimai mokami, darbo užmokestis ar kaip jis ten. Bet Vaigauskas negali, reiškia, rankiniu būdu suskaičiuoti visų balsų. Tai jis pasisamdė firmą. O kas jam leido? Tai įprasta praktika. Jeigu aš neturiu kompiuterio, aš jį išsinuomoju. Įstatymę aš tokių dalykų nematau. Tai ką aš galiu pasakyti, Gintarai, šitoj situacijai. Švediški bankai skaičiuoja mūsų pinigus, rusiška elektra teka per švediškus uabus, lietuviškai kalbant, švedai ar kas ten, ar rusai, ar dabar spėliosim, kas ten skaičiuoja mūsų balsus. Aš priminsiu, vieną paprastą dalyką, tebegaliojantį 2008 metų birželio Seimo nutarimą dėl nacionalinių pavojų. Nacionalinių pavojom pripažintas Švedijos strateginės įtakos perteklius Lietuvoje. Bankai, saugumo įmonės, žiniasklaida beje, prisideda dar balsų skaičiavimas. Čia jau nebe bananinė valstybė, čia yra užgrobta. Uabo padalinys. Jo. Pasakyti šitaip. O kalbant apie rezultatus, kokie čia rezultatai? Nes tai ne rezultatai, čia kažkas juos surašė, sudėliojo. Bet aš vis tiek tą progą norėčiau kreiptis į tų partijų vadus, kurie pretenduoja būti oponuojančių sistemai partijų vadais, pretenduoja būti tautos atstovais. Kiek mylėjai dar reikės pamokų, kad suprastumėt, kad reikia ne tik deklaruoti, bet darbais vienytis. Kitaip jūs visus sutraiškės, valstybė bus baigta išparduoti ir viskas. Tai nesutinku, Zigmai, su jumis. Tai valstiečiai susivienijo su konservatoriais ir viskas... Kokie valstiečiai? Tai čia sistemos dalys. Jiegi susivienijo. Sakykim taip... Vieno, kaip pasakyti... Darbo partija buvo išimta. Pasiuntė statytinį valstiečiam vadovauti, ir taip toliau, tai kas neaišku yra. Nes aš žiūrėjau, proporcijas, tiek, kiek turėjo mandatų darbo partija, panašiom proporcijom jinai visai išimta ir pašalinta ir jos vietai statyta valstiečiai.
Tai va esminis mano akimis, reiškia, rinkimų rezultatas. Nu, tai koks skirtumas. Vieną kartą būna viena artistų trupė, kitą kartą kita artistų trupė. Reikia labai rimtai žmonėm aiškinti. Aišku, sklaidos klausimas yra kas, kodėl taip vyksta. Bet kad atvirai vyko, taigi valstiečiai tie vadinami, jiegi savo žmonių neturi, sustatė į sąrašą iš pašalies žmonės, tai aišku. Nu, jie turi policininką, tas svarbiausia. Buvusi vidaus reikalų ministrą ir manau, kad reiškia, tai yra figūra. Ai, tas, kuris sakė, čia visus nelegalus patikrins, su išmestais. Jo. Nu, jis su savo policininkų fantazija, vaizduoti metodais. Supratau. Nu, ką darysim? Turėsim premjerų gal jį, ne? Ar neužveiks konservatoriai? Ne, aš jūs užginčičiau. Manau, kad premjerė turėtų būti Šimonytė, nes jai dabar labiau už visus reikia kuo tvirtesnių pozicijų. Jo, neliečiamybės klausimus. Jo. Supratau. Šiandien perskaičiau dar vieną medžiagą ekspertuose, kur STT vado nuotrauka įdėta ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovės nuotrauka. Ir ekspertai užrašė labai keistą klausimą. Kas nukirs galvą hidrai, ar kaip ten jie? Na, ta mitologinė būtybė. Gorgonė medūza, atsiminiau. Kas nukirs medūzai galvą? Toks retorinis klausimas, tame straipsnėje išvardinta, kad buvo kreiptas į visas tarnybas, tame tarpe į prezidentės patarėjus. Atsakymų nėra nei iš vienos tarnybos. O kreiptasi dėl ko? Kreiptasi dėl to, kad, reiškia, buvo eilinis išvogimas pinigų Lietuvos valstybės. Šį kartą labai nedidelių, tik tai dėl kelių koncertų nusamdymo. Bet paliesta asmenybė labai stipri ir, kaip aš supratau... Operos ir baleto teatras spėjo. Taip, ir jo direktoriaus labai bijo visos tarnybos. Ir STT, ir viešieji pirkimai, ir prezidentės patarėjai bijo apie tai net pagalvoti, kad... Reiškia, žmogus su galva. Nu, tai čia toks turbūt lietuviškas... Koks ten buvo Rusijoje vardintas, reiškia, mafijozas, mitinis ar mistinis, kuris neva valdo visą Rusiją. Nu tai ką, dabar neatspėsim, matyti. Neatspėsime, bet tai pasirodo, po mūsų valstybė yra dar kita valstybė, daug geriau organizuota, daug įtakingesnė, veiklesnė. Su savo valstybės paslaptim. Jo. Tai aš supratau, reiškia, iš mūsų trumpo pokalbio, kad jūs rinkimais esate patenkinti. Atvirai pasakius, taip pat rezultatus iš paties daugiau girdžiu, daugiau nuotraukas, nes, kaip vis tik intensyvus buvo gydymas, dabar jau taip šiek tiek atsipeikėjau. Psichologiškai bent aišku, žinai, kas tavęs laukia, tai yra svarbiausia, žinai, kas laukia, ką. Kas laukia, aš galiu pačiam pasakyti, reiškia, tau leidžia dabar sutvirtėti tam, kad visiškai pribaigtų. Aš vis tiek eiliškumą pasirinkau, medikus, o ne teismės. Reiškia, tu vis dėlto pasirinkimą turėjai. Taip. Vadinasi, ne veltui. Matai, kaip kas supranta, teisėjai Tomui Venskaušiui, kada čia vakarykštį posėdį nuoširdžiai noriu padėkoti, suprato žmogus, atidėjo. Šiandien tokia ponia Vilija Mikuckienė iš dukra posėdėje buvo. Perėjo į nagrinėjimą iš esmės, jau kitą savaitę čia varys dabar ant mano galvos. Reiškia, liga ne priežastis ir viskas. Taip, kad nieko naujo, bet kaip nieko naujo. Tai matom, vienas teisėjas yra suprantantis, skaitantis medicinos dokumentus, kitas, jeigu nenori suprasti, gali pasikonsultuoti, yra teismo medicinos ekspertai, dar kažkas. Tai jūs dabar kaip kunigas apeliuosite žmonių sąžinę.
Ai, ką aš apeliuosiu, aš gavau savo planą, tą, ką medikai liepia. Ir viskas, parašysiu teismam, kokia yra situacija, išrašą gausiu diagnozę, gal aiškiau paskaitys, aš taip galiu pasakyti. Supratau, kadangi, ponas Zigmai, kadangi šiandien ne paskutinis mūsų pokalbis, reiškia, pačiu artimiausiu laiku pabandysiu įrašyti ilgesnį pokalbį su jumis, jums duodu kelias dienas pasiruošti įsamiau, gal jums dukra ar žmona atneš laikraščių. Ir tada mes smulkiau panagrinėsime šitą rinkimų procesą ir jo aspektus, ir konstitucinius, ir nekonstitucinius, ir rinkimų įstatymo vykdymą, ir nevykdymą. Ir ką čia vis dėlto sugalvojo didžiosios partijos iš tais rinkimų. Tai štai, pabaigai, Gintarė, aš palinkėjimą tokį. Tiem, kurie mano, kad jie yra pretenduojantis atstovauti oponuojančių sistemai. Vyrai, būkit vyrai. Jeigu jūs atvirai paaiškėjus, kas vyko, kaip skaičiuojami balsai, neskusit šitų rinkimų rezultatų, traukitės iš visų postų, uždarinėkit savo partijas ir nevaidinkit opozicijos. Viskas. O dabar atims iš jų rolę. Jų kinkos yra per silpnos pasipriešinti šitai sistemai. Jie ir buvo visą laiką nematoma sistemos atrama. Ne, kaip pasakyti, klausimas yra rimtas, tai arba vyrai, arba ne vyrai. Ką aš daugiau galiu pasakyti. Gerai. Ačiū Jums, Zigmai, už pokalbį. Viso gero.